Kolegos, tai taip pat artinam klaipėdiečiams dar kartą paslaugos pabranginimą vandens. Aš noriu pacituoti aiškinamąjį raštą, kuris buvo teikiamas praėjusį kartą, kai mes patvirtinom naujas vandens ir nuotėkų kainas. Ten buvo parašyta, kad sprendimo rengimo priežastis, kodėl brangsta paslauga vandens. Trečias punktas, reiškia, UAB Klaipėdos rajono vandenis veiklos perdavimas akcijai bendrovei Klaipėdos vanduo. Reiškia, jeigu kas prisimena, kai mes svarstėme sprendimo projektą, kad Klaipėdos vanduo prisijungia Klaipėdos rajono vandenis, mums direktorius Makūnas labai entuziastingai aiškino, kad kiekvienas rajono gyventojas duos klaipėdiečiui lito naudą. Tas lito nauda baigėsi tuo, kad pabrango visi įkainiai, ką mes praėjusios tarybos posėdį taryba didžiąją balsų daugumą patvirtino. Ir dabar, kodėl aš ir uždaviau šitą klausimą, reiškia ketvirtas sprendimo projekto, kodėl. Ir reiškia pasakė, kad yra įsakymas, bet kiek ir kas, niekas neprognozuoja. Tai rezultatė turint praktiką, reiškia taip pat mes turim laukti vandens kainų padidėjimo. Viskas būtų šaunu, jeigu mes netaikytumėm liberaliosios dvigubų standartų politikos. Kai prieš metus ar pusę metų mes komitete svarstėm klaipėdiečių vaikų atvežimą į miestą, tai visi meras Šulcas tiesiog aistringai gynė šitą poziciją ir sakė, kodėl klaipėdiečių sąskaitą turim aptarnauti rajono vaikus. Ir mano argumentai, kad klaipėdiečių mokytojai turės darbą, to neįtikina, mes ten gilinėjomės. O kai eina kalba apie Klaipėdos vandenų prijungimą ir mes gelbstim visą rajoną, klaipėdiečių sąskaitą. Ir čia jau yra, reiškia, mes ir gamtą saugom, ir rajonui padedam, mūsų, reiškia, retorika keičiasi. Tai kada mes esam nuoširdūs. Ir kam tas yra naudinga? Tai aš taip norėčiau pasakyti, kurti sėkmės miestą. Galbūt ir vanduo atpigs. Aš lauksiu, kada bus parašyta vandens atpigimą. Reikėtų parašyti tikrai sekantį jums siūlau išleisti skaičiuojančiam klaipėdiečiui. Taigi, mėly bičiuliai, čia taip pat tas Klaipėdos vandens rajono vandenis yra labai naudinga kai kuriom politinėms liberalų partijoms. Aš manau abiem, todėl kad Šulcas yra stebėtojų taryba, o visas dirbantis pastatas yra taip pat administracijai susijusi, giminystės ryšiai, su ten, kaip savivaldybės turinčias akcijų paketą įmonės darbuotojai. Reikėtų irgi pasidomėti antikorupciniai komisijai, privačiais ir viešaisiais ryšiais. Ačiū. Artūras Šulcas, prašau.